Noriu pasidalinti savo patirtimi, ant kiek yra mums svarbus ir brangus kitų žmonių palaikymas. Buvo daugybė situacijų mano gyvenime, kai dvejojau ir nebuvau tikras, nežinau, kokį sprendimą man svarbu priimti gyvenime. Pavyzdžiui, ar tęsti veiklą, kurią darau, ar nutraukti. Ir užteko vos 5 minučių nuoširdaus palaikančio pokalbio su kitu žmogumi ir mano perspektyva galvoje kardinaliai pasikeitė. Aš visą situaciją pamačiau visai kitomis spalvomis. Priėmiau sprendimą, atlikau reikiamus veiksmus ir gavau rezultatą, kurio taip tikėjausi. Štai kokią milžinišką galią mums turi kitų žmonių palaikymas. Arba kitas pavyzdys. Pradėjau daryti kad ir šituos video, kuriuos dabar jūs žiūrite. Ir po kelių paleistų video aš iš karto pajaučiau nusivylimą, kodėl žmonės nereaguoja, kodėl nevyksta jokių komentarai, mažai peržiūrų. Žinoma, tai yra mano problema, kad aš įkėlęs 1 arba 2 video noriu kažkokių tai stebuklų, bet tai palikime šone. Ir toksai atėjo nusivylimas. Ir po kelių dienų vienas pažįstamas, kitas pažįstamas parašė: Žygi, maladės, tai ką darai, daryk toliau, mes klausom, palaikom ir taip toliau. Wow, man tada širdį gera, užvėrė džiaugsmas, kažkas klauso, kažkam yra įdomu, man tai atrodo prasminga. Štai kokią galią tai turi. Vos keli gražų žodžiai mūsų pažįstamam, artimam gali kardinaliai pakeisti jo požiūrį į tai, ką jisai daro. Palaikyti, patvirtinti, pagražinti, tai yra tiesiog nuostabu ir atrodo, kiek nedaug reikia. Mane tai nudžiugino, mane tai įkvėpė ir paskatino dar daugiau to daryti. Štai kiek nedaug reikia, vos keli žinutės, keli pokalbiai ir koks įkvėpimas iš karto. Kviečiu ir skatinu jūs taip pat nepatingėti ir parašyti savo draugam, artimiesiems, bendraminčiams kokią tai palaikančią žinutę, padaryti palaikantį skambutį, įkvėpti jiems, leisti jiems žinoti, kad jūs juos palaikote, kad jūs jais tikite. Tai kiekvienam iš mūsų yra svarbus palaikymas. Jūsų ši žinutė gali kardinaliai pakeisti žmogaus apsisprendimą, todėl kviečiu tai daryti dažniau. Na, o jei turi kokių nors rūpimų klausimų, šią ar kitą temą, parašyk šį klausimą komentaruose. Jeigu jisai bus aktualus ir kitiems, aš padarysiu išsamų video atsakymą.